Šiandien laidoje praktikantai. 10 dar jai truputėlį reikia. Duokim viltį, 2. Atsisveikinimas su praktikos vadovais ir daugybė patarimų laikysenos, etiketo ir stiliaus srityse. Ką apie Ievos praktiką mano jos praktikos vadovas? Aš manyčiau, kad tikrai tinkama, tuo labiau, kad kai aš jos paklausiau, ar neišblėso jos noras pabuvus čia, pamačius tą visą virtuvę, šiek tiek prisilietus prie jos, Ieva pasakė atvirkščiai, netgi jos noras sustiprėjo. Galima būtų vertinti ir 10 balų, duoti 10 balų Ievai, bet manau, kad 9 balai tikrai jinai verta 9 balų, nes šiek tiek mažokai laiko dar realiai praktikai, gal iš ties mažokai laiko buvo, nors nežiūrint, jinai praleido pakankamai savo to laiko čia. 9 tikrai, o 10 dar jai truputėlį reikia. Aš labai norėčiau padėkoti, kad suteikėt man galimybę įgyti politikės žinių, už šiltą priėmimą ir dovanoju Jums pinigų medį, linkėdama, kad komercinio pokerio projektas būtų priimtas ir atneštų didelių pajamų į biudžetą valstybės. Ačiū tau. Ačiū. Sėkmės. Dėkui labai. Gytis, kaip vertinama jo praktika? Kiek teko pabendrauti su Gyčiu, kiek teko matyti jo darbus, įvertinti tą padarytą montažus, kuriuos jisai padarė mums, tų skaitmeninių fotoaparatų, tų kitų priedų. Matosi, kad lyginant pirmą darbą ir paskutinį, progresas yra labai didelis. Tai natūralu matosi, kad žmogus labai greitai mokosi, labai imliai viską žiūri. Natūralu, kad žmogui tikrai dar yra daug ko mokintis. Reikia tikrai labai daug, tačiau tikrai matosi, kad labai sparčiai tobulėja. Tai jeigu trumpai įvertinčiau puikiai. Puikiai, mano manymu, yra 10. Jeigu man pasiūlytumėt sudalyvauti antrą kartą, tai aš nepatikėčiau. o šiaip tai tikrai rekomenduočiau draugams dalyvauti, eiti į atrankas ir bandyti čia papult, nes tai suteikia velniškai daug patirties ir įvairių kitų naudingų dalykų. Kokiu balu vertinama Agnės praktika? Aš manau, įvertinus visą tas aplinkybės, ką minėjau, tai iš tikrųjų stiprus 9, kadangi tikrai pakankamai energinga, žingeidi, stropi ir įdomi komunikabili yra. Vat tuo pačiu, atsidėkodamas tavo praktiką, irgi mes dovanojam su Kauno rajono policijos komisariato atributika šratinukus. Jie tau bus pakeleiviai visus metus šios mokslo ir atsiminimas apie praktiką Kauno rajone. Ačiū labai. Negražu būti savimyla, bet manau tikrai atlikau visas užduotis, nes stengiausi tikrai, ką praktikos vadovas pasakė, visur tikrai dalyvavau, kur tik pasiūlė, bet manau atlikau. Būsimoji architektė. Ir kokiu balu 10-balėje sistemoje galėtumėte įvertinti Živilės visą atliktą praktiką? Na, manyčiau, galima būtų duoti jai 7 balus. Manyčiau, taip, už pastangas, už kruopštumą tikrai pakankamai aukštas balas, bet, sakysim, novatoriškumo, kažkokių idėjų, kurios tikrai reikalingos architektūroje. Na, aišku, reikia ieškoti, bet mūsų vertinimas galbūt irgi jisai toksai jau iš mūsų šios dienos pozicijų, tai galbūt jis nėra toks labai objektyvus. Aš tikrai rekomenduočiau kitiem dalyvauti. Ir šiaip dar tokį dalyką rekomenduočiau kitiem, kad jie nebijotų imti savo svajonių profesijos, nes va čia visi praktikantai, tai mes visi ėmėm, ko mes norim, ir tai nebuvo kažkoks dėl pinigų, dėl kažko. Ir tokios profesijos yra tokios įdomios. Pavyzdžiui, kad tai fotografas, tai tokia, man atrodo, rizikinga profesija, bet tokių reikia profesijų šitam projektą, ne tokių, kur eina tik dėl to, kad užsidirba pinigų. Ar yra perspektyvų Pranui tapti pilotu? Kaip jūs manęs ir projekto pradžioje klausėt, ar iš esmės Pranas tinka būti ateityje pilotu, tai viso projekto eiga parodė, kad nereikia mums keisti pozicijos, keisti atsakymo. Laikausi savo pozicijos, kad Pranas tikrai gali būti ateityje labai efektyvus pilotas. Be jokios abejonės,
Prano praktiką, Prano veiklą mūsų centre vertinu 10 balų. Aš labai dėkoju Baltic Aviation Academy už šitą progą ir labiausiai dėkoju Indrei Šveistrytei, kuri mane priglaudė ir su kuria labai daug ir smagiai pasišnekėjom. Ačiū. Ar pateisino būsimoji finansų analitikė savo praktikos vadovo lūkesčius? Be abejonės mes galėjome nuveikti daugiau. Tačiau vasara yra toks dalykas kaip ir pinigai. Prabėga ir ištirpsta labai greitai. Tai, sakykime, Edita tiesiog buvo užsiėmusi ir projekte, mes irgi buvom užsiėmę savo reikaluose ir padarėme truputėlį mažiau, nei kad tikėjomės, tačiau padarėme daug įdomių dalykų. Aš Editą įvertinčiau 9 balais. Aš norėčiau iš tikrųjų, nesitikėjau, kad šiandien bus tokia ganėtinai niuri diena, galvojau, ateisiu viskas linksmai, bet tikrai kažkoks liūdesio gaida yra. Ir norėčiau jums simboliškai padovanoti šį angeliuką. Kaip žinot, angeliukas yra šviesos, šilumos ir draugystės simbolis. Ir manau, kad visi šiti dalykai tikrai atsispindėjo mano praktikoje. Labai ačiū už malonų bendravimą, labai ačiū už praktiką. Kaip vertinamas Justo atliktas darbas? Justas dirbo stropiai, stengiasi, tas užduotis, kurias jam buvo patikėtas, jisai kaip galėjo gerai jas atliko. Ypač žinom, kad tai jam buvo naujas sritis, tai jam buvo pirmas tokio tipo darbas, bent jau. Jisai su visom šitom užduotim susitvarkė labai gerai ir kaip įvertinimas jam būtų 9. Ši praktika buvo įspūdinga ir aš tikiuosi, kad pakartoti visą darbą ne praktikoje, o tikram gyvenime. Ar Ilma buvo stropi praktikantė? Šiais metais teko matyti man asmeniškai nemažai praktikantų, juos kai kurios atsiuntė ir universitetai ir jūsų laidos praktikantė Ilma irgi, kaip sakyt, turėjo galimybę išbandyti save ir pažinti žurnalisto darbą. Deja gaila, bet ji nerodė jokios iniciatyvos, gal tai yra apskritai dabartinio jaunimo, šitos kartos problema, kad jie nori iš karto daug, nori tapti iš karto redaktoriais, nepabuvę, kaip sakom, mes juokaujam gatvėje ir nepasižiūrėjo to tikro darbo, kuris kartais būna nemalonus, ten ir gatvėje, ir per lietų tenka pastovėti ir taip toliau. Tai deja, bet gana atsainus požiūris buvo ir tenka pripažinti, kad, kažin ar jai pavyktų tapti žurnaliste, nes jinai net bandyti to nenorėjo. Gana sudėtingai vertinti, tiesiog aš to darbo net nemačiau, tai nelabai galėčiau ir vertinti, tiesą pasakius, niekaip nevertinu ir duokim viltį 2. Taip, manau, mano praktika man buvo naudinga, patobulinau rašymo įgūdžius per vasarą, taip pat susipažinau su blogu rašymu. Aišku, gaila šiek tiek, kad taip ir nenuvažiavau su žurnalistais daryti reportažų, bet viską dariau pati ir apskritai manau, kad žurnalisto darbas, kad daugiausiai iniciatyvos turi rodyti jis pats, tai aš taip ir dariau. Paulius, ar jis tinkamas darbui teisės srityje? Manau, kad tikrai būtų tinkamas, labai imlus, labai atsakingas. Nežinau, ar čia mums tai pasisekė, ar čia visi gavo tokius gerus praktikantus, bet iš tikrųjų labai geras ir visiems labai padėjo, todėl, manau, kad teisė tai būtų tas sritis, kur galėtų studijuoti. 10, ir tik tai 10. Ir manau, kad nei kiek nemažiau ir nei vienas iš mūsų netgi kolektyvo, manau, nesuabejotų, nes kaip ir minėjau, visiems padėjo, ne tik tai tą, ką reikėjo, bet ir pats siūlėsi ir dažniau ateidavo, negu reikia. Ir, toks tikrai labai pareigingas, atsakingas šunis. Jeigu būtų galimybė, mes jį pasimtume, netgi ir pagalbą. Aš, kaip sakiau, jau turbūt projekto viduryje jau jaučiausi nugalėtas ir man viso projekto metu svarbiausia buvo praktika, o ne kiti galimi prizai ar kas nors panašaus ir ta konkurencija man jokios įtakos nedarė. Man svarbiausia buvo dirbti savo, kaip čia pasakyti, galbūt net svajonių darbą ir išbandyti save jame.
Man, not a minute.